stengiuosi tas viešas labai didelės vietas neiti, nes reikia daug atsakinėti. Nes pajutau, kad žmonės domisi krepšiniu, žino, tai visada prieina, klausia. Ir kartais savo tam pasaulį eini nusipirkti maisto į parduotuvę ir tu kažkur tai ten vis tiek skrajoji krepšinio toj padangiai. Ir tavęs dar klausia, sako, nu tai kaip treneri, tai čia, ar kaip čia gerai, blogai čia, ar visokių klausimų. Tai tada stengiuosi eiti į mažas parduotuvėlės, kur greitai apsiperku. Bet jaučiasi, kad miestas gyvena krepšiniu, gal bendrai sportu, nes nemažai sporto yra mieste, tai taip, ta prasme, gyvas miestas. Akivaizdu, kad gyvas miestas, galiu tą drąsiai teikti. Aš sakau, kad centre šalia bulvaro, tai net labai keista, kad vakarais matai žmonės vaikščiojančius, besidairančius į viršų, į dangų, į gamtą, į kažkur tai, kažką tai tiesiog galų gale. Leidžiančių savo laiką poilsiui, nežinau. Tai miesto, jau Šiauliai turi miesto atributą ir miesto mentalitetą galbūt. Labai smagu jau buvo žaisti paskutinės 2 rungtynės, ypatingai Lietuvos krepšinio lygoje. Ir su Panevėžiu tai tikrai jautėjai tą 6 žaidėją aikštelėje. Labai tas jautėsi ir komanda iškart kitaip jaučiasi ir ta energija vidinė. Labai gera matyti, kad ateina į rungtynės tave palaikyti ne tik miesto bendruomenė, fanai, tie ištikimieji, bet ir galų gale kiekvienose rungtynėse praktiškai lankosi mūsų prezidentas arba miesto meras. Tai yra irgi labai svarbus akcentai, kur tai nėra abejingumo. Tai taip, toks susitelkimas ir palaikymas tikrai jau šiuo metu jaučiamas. Visiškai kitoks galbūt taip, kai atvykau praeitais metais į komandą, kai buvo labai daug to nusivylimo, reikėjo viską statyti nuo pradžių. Jeigu bendrai 2 turnyrus paėmus Lietuvos krepšinio lygoje, mes, sakykime, pasiekėme 4 pergalės, 5 pralaimėjimai. Jeigu įvertinant, manau, kad gerai pasirodėm. Iš tikrųjų tai, kad buvo pradžia, visiškai nauja komanda ir teko galų gale pralaimėjimai, išskyrus gal pirmos rungtynės su Žalgiriu nepavyko, labai daug emocijos, adrenalino, ar tas žaidimas buvo neteisingas. Bet tačiau kitose rungtynėse mes išsidėliojome teisingai. Juolab mus, pastarąjį mėnesį žaidėm tiesiog 8. Mes intensyviai dirbame šiuo klausimu ir jau pavyks privilioti tuos žaidėjus arba vieną iš jų į Šiaulius. Tačiau natūralu, dėl ko visas tas procesas, sakykime, toks ilgas. Tai yra tarp sezonis, kur jau žaidėjai yra nemažai išgraibstyti kitų komandų ir tau lieka tokios situacijos, kur kažkas tai palieka komandą, kažkas nepatenkintas, tai tu turi labai sekti tą rinką ir tai tikrai nelengvas darbas, tačiau mes jį tikrai darome ir aktyviai esame rinkoje. Tačiau dar vienas iš momentų tai yra finansai. Tai natūralu, kad mūsų galimybės nėra neribotos ir labai stiprų darbą atlieka ofisas ir nuo prezidento iki mūsų džemo, klubo, viso ofiso, tai jie labai stipriai tą daro, bet tai natūralu, kad tai norisi, kad tos galimybės būtų kokios 2 didesnės. Tai prie viso to gali prisidėti natūralu, tai mūsų žiūrovas, fanai ateidami palaikyti, nupirkdami tą vieną kitą bilietą, galbūt ekstra ir mums tą galimybę padidėtų to žaidėjo įsigijimų. Lygiai taip pat, aišku, galbūt ir verslas arba miestas, galbūt dar tas galimybės kažkokias tai galėtų išplėsti. Tai būtų didžiulė pagalba, nes nėra lengva situacija ir turime atlikti tokį titanišką darbą tam, kad pasikviesti žaidėją tokį, kuris mums jau duotų kažkokią tai naudą apčiuopiamą. Iš tikro, aš džiaugiuosi, kad mano komanda sugeba įmesti 100 taškų. Ką tai byloja, kad atskleidžiamas komandos potencialas puolime. Krepšiniai yra tokios klišės, sakyčiau, kad gintis gali visi. Tiesiog tai yra išsireikalavimas.
Bet puolime, kad komanda gebėtų tai užpulti ir tiek taškų padaryti, tai yra talentas, kurį tu turi nukreipti teisingą linkmę, kad tai įvyktų. Dabar, kad gintis gali ir visi, ir kodėl mums įmeta kartais 100 taškų, tai taip galbūt galima kalbėti būtų apie sezono pradžią, kada mums įmetė, tai turėjom 4 pratęsimus. Vis dėlto tai nėra, o iki pratęsimų tai buvo 80 taškų, kas yra pakankamai, manau, ir iššūkose solidu yra sustabdyti priešininkus. 4 pratęsimų mums labai sukėlė, na, sakykime, tą skaičių magiją, tą tokią 100 taškų. Tai, sakykime, tai buvo pirmas tarpsnis toks, kada mes dar buvom visi kartu. Vėlgi tos gynybinės sistemos jos nepradeda veikti čia ir dabar iš karto labai taip staiga. O toliau, aš kaip sakau, toliau atsidūriau tokia, kaip treneris atsidūriau tokioje situacijoje, kur mėnesį tu turi žaisti 8 žaidėjais. Tai jeigu tu žaidėją dar jis grauž tau parketą labai stipriai gynyboje, tai tu praktiškai neturi variantų laimėti. Neturi šansų laimėti, galiu iš karto pasakyti. Tai du tokie tarpsniai, kurie mums ir neleido galbūt parodyti savo potencialo gynyboje. Bet kita vertus yra svarbiausias dalykas yra pasiekti savo tikslą, tai nugalėti yra. Kokiu tu būdu tai pasieki, svarbiausia kontroliuoti rungtynės, galbūt taip sakyti. Tai matyti tai, kad komanda rodo charakterį, nenuleidžia rankų, tiki viskuo, tiki Šiauliais, tiki sistemą krepšinio, tai yra labai svarbu, tai tas didysis paveikslas yra daug svarbiau. Tai ką mes turim, tai kas yra dabar jau Šiaulių, galima sakyti, po pirmo rato galima tai pažvelgti identitetas. Tai Šiauliai uždavinėja kažkokį tai kaip tą tempą krepšinio arba strategiją, tik tai aišku, ne visada galbūt tai pavyksta. Išlaviruoti iki galo, tikiuosi, kad antrame rate mes bent jau nenuleisime kartelės nei pirmame ir galbūt pavyks kažkokį tą ekstra tašką pasiimti. Krepšinio laivą reikia išlaviruoti viso sezono metu, traumos, lygos, nežinau, ten tarkim kažkokios kitos, daug tų force mažorų iš šono yra labai. Ir tau reikia su juo išvažiuoti iki galo sezono ir ten pasiekti maksimalę, neprarandant, nemėtant kažkokių tai taškų arba galbūt ekstra pasiemant. Išgyventi tuos 8 mėnesius, kad 9-10 tu būtum toje geriausioje formoje sezono. Tai yra svarbiausia, neprarandant savo sezono tikslų. O čia dabar pasakyti, kad tai yra, man tai svarbiausia bus, kaip toks vienas džemas, mano senas mokytojas Adomas Klimavičius sakė, kad viščiukus skaičiuosime pavasarį. Toks posakis, jis labai ganėtinai taiklus.